Sveiki, mano brangieji. Na kągi, šiandieną turėsime kovo 3 dienos pilnaties prognozę, kurios galiojimo laikas, kaip visada, yra pora savaičių iki jaunaties, kuri pas mus bus kovo 19 dieną. Kovo 3 dieną mes turime ne tik pilnatį, bet ir mėnulio užtemimą, su kuriuo yra uždaromas poros savaičių užtemimų koridorius. Tai būtent per šias 2 savaites, tai yra nuo vasario 17 dienos iki kovo 3 dienos, visi mes buvome ypatingai jautrus ir galėjote labai stipriai pajausti va tokią melodramos atmosferą taip savo gyvenime. Būtent todėl, kad užtemimų koridorius veikia 100 kartų stipriau nei įprasta pilnatis veiktų. Tai po kovo 3 dienos jūs jau turėtumėt pajausti tam tikrą palengvėjimą, bet iki balandžio 3 dienos mus vis dar veiks retro Merkurijus. Kai yra sunku susikalbėti, kai dingsta atidumas detalėms, tai vis dar galime jausti tam tikrą irzulį, nes ne viskas gali eiti taip lengvai ir sklandžiai, bet tas jautrumas užtemimų koridoriaus turėtų šiek tiek jau nueiti į antrą planą. Tačiau užtemimų koridorius kažkam dar atneš tam tikrus įvykius, nes užtemimų koridorius veikia 3 mėnesiai iki koridoriaus ir 3 mėnesiai gali veikti po užtemimų koridoriaus. Ir būtent užtemimų koridoriaus užduotis yra pakreipti jūsų gyvenimą šiek tiek kitą kryptimi. Jeigu jūs nuėjote ne tą linkme, tai būtent šitas koridorius gali jums atnešti tam tikrus įvykius, kurie pakeis jūsų gyvenimo kryptį. Taip kad nenustebkite, jeigu per ateinančius 3 mėnesius jūs pajausite, kad jūsų gyvenimas neina įprasta vaga, kad ateis tam tikri pasiūlymai ar kažkas kaip tik išeis iš jūsų gyvenimo ir jūs suprasite, kad tas planas, kuriuo jūs laikėtės, gali būti šiek tiek pakoreguotas. Bet geroji žinia, kad jau tas jautrumas užtemimų koridoriaus turėtų šiek tiek atslūgti. Kas pasigedote mėnesio prognozių 12 zodiako ženklų, tai jas galite matyti tapę šio YouTube kanalo Magas klubo nariais. Tai Magas klubo nariai jau gali žiūrėti kovo mėnesio prognozes 12 zodiako ženklų. Kaip visada primenu, šią prognozę reikia žiūrėti pagal savo 3 pozicijas – Saulės ženklą, Mėnulio ženklą bei ascendentą, tokiu būdu jūs pamatysite ypatingai detalų laikotarpio vaizdą. Na ir kaip visada mano dėkingumas keliauja jums, labai dėkoju kiekvienam, kuris paspaudžia patinka mygtuką, pasidalina su artimaisiais. Jeigu norite dar stipresnių energetinių mainų, nepamirškite parašyti komentaro, kiekvienam atrašysiu ir palinkėsiu didžiausios sėkmės. O dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Avinai. Pagrindinis įvykis avinams kovo pilnaties laikotarpiu. Avinukai, jums iškrito lazdų septynetas. Lazdų septynetas yra plėtros korta, bet kaip žinome, plėtra niekada nebūna komfortiška. Jeigu mes norime tam tikro augimo, mes turime įdėti daug pastangų, kad gauti tą rezultatą. Jeigu tai šeimos plėtra, tai nėra lengva. Jeigu tai yra kažkokia kelionė ar persikraustimas į kitą lokaciją, tai taipogi nėra lengva. Jeigu tai yra žinių bagažo plėtra, vėlgi studijos egzaminai, tai nėra lengva, taip. Galiausiai mes gauname pozityvų rezultatą, bet šita korta sako jums, kad būkite nusiteikę kovingai šiuo metu, būtent per šias 2 savaites. Neleiskite, kad kitų žmonių nuomonė darytų jums įtaką. Būtent šita korta kviečia jūs turėti stiprų stuburą ir kad ir kas benutiktų, ar kažkoksai tai chaosas aplink jūs. Laikykite savo dėmesį nukreipę būtent į tą savo tikslą ir nepaleiskite jo iš akių. Šita korta tiesiog gali rodyti situaciją, kai jūs esate vienas prieš visus. Kai mes stovime ant scenos ir rodome savo talentus, mes esame vienas prieš visus. Jeigu mes ateiname į darbo pokalbį, kuriame sėdi keletas žmonių, taip, vėlgi vienas prieš visus. Ir čia labai svarbu yra įrodyti, kad jūs esate tinkami, kad ir kokia čia situacija bebūtų. Jeigu einate į darbo pokalbį, įrodyti, kad jūs esate tinkamas kandidatas. Jeigu jūs norite kažką tais parduoti, turit savo verslą, taip, jūs turite įrodyti, kad jūsų prekė paslauga yra geresnė nei jūsų konkurento. Jeigu jūs einate ant scenos, jūs turite tikrai gerai pasiruošti, taip, ir parodyti save iš pačios geriausios pusės. Galbūt čia jums tiesiog darbe reikės pristatyti kažkokią tai prezentaciją prieš tam tikrą grupę kolegų, taip. Tai čia gali
būti tiesiog elementariai, kad stovėsite vieni prieš visus, kai visų akis nukreiptos į jūs. Net jeigu jūsų verslas, pavyzdžiui, susijęs su socialiniais tinklais ir jūs tiesiog nusprendžiate daugiau parodyti save, taip? Tai kažkam tiesiog šita korta įsipildys kaip scena tam tikra. Kitiems iš jūsų gali būti tokia situacija, kad kiti turės kitokią nuomonę negu jūs. Ir va čia labai svarbu atstovėti savo nuomonę. Jeigu jūs pasirinkot jau eiti su šitu partneriu per gyvenimą, nesvarbu, kad ir kas ką besakytų, jūs turite laikyti savo tą stuburą tvirtą. Tai va čia labai svarbu yra, kad jūs laikytumėte savo įsitikinimus, savo moralės, neleistumėt niekam jūsų pažeisti, neleisti niekam daryti jūsų tikslams įtakos, taip? Ir tiesiog ir toliau užsidegusiai eiti savo tikslų link. Tai būtent su tuo savo tiesos atstovėjimu ateina ir ta reikšmė, kad nebijokite nubrėžti ribų. Jeigu kažkas lenda į jūsų asmeninį gyvenimą, kažko tais klausinėja, kas jums yra nemalonu ar kas yra per daug asmeniška, ar pavyzdžiui sako savo nuomonę apie dalykus, kurie jų neliečia, tai būtent šita korta rodo, kad drąsiai brėžkite ribas, taip? Tai būtent raktiniai žodžiai šios kortos yra plėtra, tvirto stuburo laikymas, savo ribų atstovėjimas, vienas prieš visus, buvimas ant tam tikros scenos. Svarbiausia yra nepasiduoti ir eiti savo tikslų link. Tai avinukai, linkiu didžiausios sėkmės kovo pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Na, o jeigu norite matyti daugiau prognozių, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Jaučiai, pagrindinis įvykis jaučiams kovo pilnaties laikotarpiu. Jautukai, jums iškrito Taurio aštuonetas. Taurio aštuonetas yra tam tikro palikimo korta, kai mes kažką paliekame, atsiribojame, pamirštame ir tiesiog judame į priekį. Būtent šita korta rodo perėjimą į naują gyvenimo lygį, į tam tikras paieškas. Ar čia žmogus bėga nuo toksiškumo? Jisai nebėga nuo toksiškumo. Šita korta labiau atneša tokį suvokimą, kad ten, kur aš esu, man jau yra nebeįdomu. Jeigu tai darbinė sfera, tai jūs jaučiate, kad jūs pasiekėt visų aukštumų ir jums jau nėra kur toliau augti. Jeigu tai yra santykiai, tai gali būti ta pati situacija. Galbūt jūs jaučiate, kad savo šalyje ar savo mieste, jūs pasiekėt aukštumų ir atsitrenkėt į lubas. Galbūt tai yra susijęs su jūsų profesija. Ne tiesiog įmonė, kurioje dirbate, bet kad savo profesijoje jūs pasiekėt lubas. Ir jūs daugiau nebejaučiat, kad jūs galite save realizuoti. Taip, sustojo ta realizacija, atėjo stagnacija. Ir būtent šita korta atneša tam tikrą suvokimą, kad reikia keliauti į paieškas, reikia eiti į priekį, nestovėti vietoje. Šitoje kortoje žmogus einantis į priekį, jisai labai trokšta naujų pažinčių, galimybių realizuoti save naujoje srityje, kažkaip kitaip negu įprastai. Pažinti savo kaip asmenybės visai kitą pusę. Tai būtent šita korta reprezentuoja paieškas. Savęs paieškas, savo naujo gyvenimo kelio paieškas. Mes matome, kad tai yra naktinė korta. Kaip žinote, mes turime mėnulio užtemimą ir šita korta būtent ir reprezentuoja, kad toks jausmas čia jums suveiks tas užtemimas ir jisai jūs pastumės į kažkokį tai naują gyvenimo etapą. Jūs galite pajausti tam tikras lubas ir kad jūs norite eiti į priekį, taip? Tai kažkam iš jūsų šita korta elementariai gali rodyti kelionę, kad per šias 2 savaitės jūs kažkur tais išvyksite. Kitiems iš jūsų šita korta būtent rodo tą emocinį troškimą judėti į priekį, augti, kad yra tam tikros lubos, taip. O kiti iš jūsų ne tik pajaus, bet ir žengs tą realų žingsnį, atsiriboti nuo kažko ir judėti į priekį. Tai per šias 2 savaitės jūs galite, pavyzdžiui, išeiti iš darbo, gali būti situacija, kad nutraukėt bendravimą su tam tikrais žmonėmis,
persikraustot. Keliaujat kažkur, kur niekada nebuvot, nes norisi pamatyti pasaulio, būtent plėsti savo pasaulėžiūrą, taip? Tai šita korta visada kviečia jūs nebijoti ir žengti tą žingsnį į priekį. Visai nesvarbu, jeigu kol kas jūs nežinote, kur link jūs nueisite, bet tai yra laiptelis aukštyn jūsų gyvenime. Vat būtent kaip kompiuteriniam žaidime mes pereinam į kitą lygį, taip ir čia jums atsiranda galimybė palipėti laipteliu aukščiau savo gyvenime. Tai jautukai, linkiu didžiausios sėkmės kovo pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Na, o tie, kurie norite matyti daugiau prognozių, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Na, o mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate. Dvyniai. Pagrindinis įvykis dvyniams kovo pilnaties laikotarpiu. Dvyniai, jums iškrito lazdų trejetas. Lazdų trejetas ugninga korta, kuri rodo kažkokius tai pirmus realius žingsnius, naujas pradžias, ėjimas savo tikslų link arba keliones. Vat kaip čia ir matome, vyrukas laukia laivo, jisai į jį įsės ir plauks naujų horizontų link. Tai vat būtent jeigu lazdų dvejetas rodytų, pavyzdžiui, tam tikrą analizę, planavimą, tai jau lazdų trejetas rodo tą pirmą realų žingsnį, kad jūs einate savo svajonių tikslų link. Tai per šias 2 savaitės kažkas iš jūsų turėsite kelionę, kitiems iš jūsų čia jau bus gilesnė reikšmė, kad turėjote galbūt kažkokių tais idėjų, bet niekaip nesiryžote jų įgyvendinti, ar turėjote kažkokių užduočių, kurias vis nukelinėjote į ateitį, taip, kad dar nelaikas, o va čia jau panašu, kad jūs ryšitės ir žengsite pirmus žingsnius. Galbūt jūs ilgą laiką planavote pradėti sportuoti, galbūt jūs ilgą laiką planavote užsirašyti į kažkokius tai kursus, galbūt ilgą laiką planavote, kad reikės remontuoti būstą. Bet vis atrodydavo, kad dar nelaikas, galbūt reikia palaukti, o va čia jau matosi, kad per šias 2 savaitės arba taip tiesiog viskas susiklosti sėkmingai, kad ir laiko atsiras ir po ranka galbūt bus, pavyzdžiui, sportinė apranga, ar netikėtai jūs būsite arti to sporto klubo, taip, ar nukeliausite į parduotuvę ir pamatysite tapetus, kurie jums patiks, taip, ir nuspręsite, kad atėjo laikas šitam žingsniui. Tai vat įvairiausios tokios situacijos, kurias galbūt ilgą laiką atidėliojote, tai vat per šias 2 savaitės jūs jau žengsite pirmus žingsnius savo tikslo link. Tai bus kažkokie realūs žingsniai. Galbūt jėgos aplankys, jeigu iki to laiko jėgų nebuvo. Galbūt netikėtai užsidegsite tą motyvaciją, arba būtent, kaip ir minėjau, aplinkybės tiesiog taip susidėlios, kad jūs būsite pastatyti priešais faktą, kad arba dabar, arba niekada. Tai tokia energinga, pilna entuziazmo korta iškrito jums. Tai dvyniai, linkiu didžiausios sėkmės kovo pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji būtų aktuali. Užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Na, o jeigu norite matyti daugiau prognozių, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate. Vėžiai, pagrindinis įvykis vėžiams kovo pilnaties laikotarpiu. Vėžiukai, jums iškrito taurių ketvertas. Taurių ketvertas pas mus dažniausiai susijęs su tam tikrom galimybėm ir pasiūlymais. Dažniausiai, kai iškrenta šita korta, jinai rodo, kad ateina galimybės, ateina tam tikri pasiūlymai, bet tik nuo jūsų priklauso, ar jūs tą pasiūlymą griebsite ar ne. Jeigu šiuo metu jūs esate pervargę, šita korta tikrai neverčia jūsų griebti to pasiūlymo. Jinai kaip tik sako, apmąstykite viską labai gerai. Jeigu energijos nėra,
ar tikrai apsimoka priimti tą pasiūlymą. Bet jeigu jūs jau ilgą laiką esate aukos pozicijoje ir sakote, kad niekas naujo nevyksta, jūs vis laukiate, kol kažkas padarys tam tikrus dalykus už jūs, ar mąstote, koks gyvenimas yra neteisingas, tai šita korta kaip tik sako, nepražiopsokite pasiūlymų. Jeigu jūs tik tai fokusuositės į tai, koks gyvenimas yra neteisingas, jūs galite pražiopsoti gerą galimybę, kuri yra kažkur aplink jūs. Galbūt tai nebus toks akivaizdus pasiūlymas, kad kažkas paskambina taip ir turi geras sąlygas jums, bet čia gali būti tiesiog tokia situacija, kad netikėtai išgirsite apie tam tikrus pokyčius įstatyme, perskaitysite naudingą straipsnį, bendrausite su savo draugais ir netikėtai kažkas tai užsimins apie įdomią idėją, taip? Tai va čia labai svarbu, kad jūs nepraleistumėt tokių galimybių, jeigu jūs jau kurį laiką laukiate tų šansų. Bet jeigu jūs esate išsekę, tai šita korta kaip tik sako, pirmą atstatom energiją ir tik tada žiūrim į kažkokius tai naujus projektus, pasiūlymus. Vis dėlto ketvirtai pas mus rodo pauzes, tai vat pauzes mes ir imam, kad atstatytume savo energiją ir taipogi taurių ketvirtas gali reprezentuoti tokią labai apatišką nuotaiką, kai nesinori nieko daryti, tam tikrą depresinę nuotaiką, taip, kai atrodo niekas nemotyvuoja, niekas neįkvepia, nesinori nieko daryti. Tai vat jeigu per šias 2 savaitės jūs jausitės taip, tai ir nespauskite savęs, o leiskite savo pasikrauti savo bateriją. Tuomet jūs atsigausite po tų 2 savaičių ir galėsite stverti naujus projektus. Tai vat svarbiausia yra jūsų sveikata ir energija. Jeigu su šitais dalykais problemų nėra, tai galite tuomet žiūrėti aplink save ir nepražiopsoti jums svarbių pasiūlymų. O jeigu energijos jau likę mažai, tai pirmą atstatom savo energiją ir tik tuomet dairomės naujų pasiūlymų. Tai vėžiukai, linkiu didžiausios sėkmės kovo pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Na, jeigu norite matyti daugiau prognozių, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Na, mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Liūtai – pagrindinis įvykis liūtams kovo pilnaties laikotarpiu. Liūtukai, jums iškrito taurių septynetas. Taurių septynetas dažniausiai rodo didelį kiekį pasirinkimų, bet ir tam tikras iliuzijas pasimetimą, taip, kai jūs esate akligatvyje. Tai jeigu tai yra didelis kiekis pasirinkimų, tai ką čia labai svarbu yra suprasti? Vat galbūt jūs renkatės tarp daugelio būstų. Galbūt jūs renkatės automobilį, galbūt jūs renkatės būstą, galbūt jūs renkatės studijų programą, taip. Galbūt jūs renkatės plaukų džiovintuvą, nežinote kurį, taip. Tai va čia labai svarbu yra atsiskirti nuo aplinkinių ir paanalizuoti save. Jums gali atrodyti, kad jums tinka visi pasirinkimai, visi projektai, visi darbai, bet čia labai svarbu yra atsiskirti ir paanalizuoti savo vertybės, savo moralę, savo gyvenimo tikslus, kokie yra poreikiai, kas jums svarbu yra būtent toje prekėje, taip. Kokie yra svarbiausi punktai, kurie nėra svarbus. Ir tokiu būdu jūs rasite savo pačią tinkamiausią taurę iš šitų 7. Negriebkite visų, maksimum 1 arba 2. Jeigu griebsite visas, ištaškysit energiją, o rezultato nebus. Svarbu, kad jūsų energija būtų nukreipta į 1 arba į 2 veiklas, taip? Tai jeigu pas jūs atkeliaus daug užklausų su pasiūlymais bendradarbiauti, tai čia labai svarbu, kad jūs išsirinktumėt patį tinkamiausią, taip? Na ir taipogi šita korta reprezentuoja tam tikras iliuzijas, skraidimą padebesiais, galite nematyti situacijos aiškiai, sunku išsirinkti, nes nesuprantate, kas yra tiesa, kas yra melas, taip? Tai šita korta labai jums primena apie kritinį mąstymą. Neskrajojam padebesiais, nes jums gali kabinti kažkas makaronus ant ausų. Čia labai svarbu matyti faktus. Tai yra, jeigu perkam kažkokią tais prekę, ar ieškom kažkokio tais būsto, tai prašom statistikos, taip, visos kokios tik tais įmanoma.
Reikalaujam sutarčių, kitų dokumentų, istorinių, statistikos. Visa tai labai svarbu, nes jeigu jūs pasitikėsit žmonių žodžiais, tai šita korta sako, kad tai jūs gali atvesti į tam tikras problemas. Jeigu tai yra asmeniai santykiai, taipogi netikim tiesiog žodžiais, pažadais. Žiūrime, kaip žmogus elgesi su savo šeimos nariais, ką jisai sako apie buvusius. Kokia jo rutina, kasdienybė, žiūrim į visą šitą. Nepasitikim tiesiog žmogaus gražiais žodžiais ar pažadais. Tai labai svarbus kritinis mąstymas ir jeigu yra daug pasirinkimų, tai atsitraukiam ir paanalizuojam save. Kai paanalizuosit save, suprasit, ko jums iš tiesų reikia ir teisingai priimsit sprendimą. Tai liūtukai, linkiu didžiausios sėkmės kovo pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Visas asmenines paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Na, o jeigu norite matyti daugiau prognozių, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Mergelės pagrindinis įvykis mergelėms kovo pilnaties laikotarpiu. Mergelės jums iškrito didysis arkanas teismas, šita korta nerodo realaus teismo, jinai rodo karminį teismą, bet būtent kai angelas atkeliauja numirusiems pasakyti, jie keliaus į rojų ar į pragarą, tai yra svarbios žinios ir vertinimo korta. Kokias situacijas jinai jums gali duoti? Taip kaip angelas atkeliauja pasakyti svarbios žinios, taip ir pas jūs gali atkeliauti svarbios žinios per šias 2 savaitės. Svarbus skambutis, galbūt žinia iš valstybinių institucijų, galutinis nuosprendis kažkoksai, tai taip jūsų tam tikrų įvykių, kurie tęsiasi kurį tais laiką. Jeigu nesvarbi žinia, tai gali būti būtent tokia situacija, kur jūs stovėsite kaip šitas angelas ir sakysite žmonėm kažką svarbaus. Galbūt tai bus jūsų pasirodymas prieš kolegas, galbūt tai bus jūsų stovėjimas ant scenos, taip ir parodymas savo talentų. Galbūt jūs turite tam tikrą auditoriją, prieš kurią galite pasireikšti, kad ir pavyzdžiui socialiniuose tinkluose, taip, tai žmonės jūsų klausys. Bet taipogi šita korta būtent rodo vertinimą. Ir čia gali būti situacija, kad arba jūs kažkas vertins, arba jūs vertinsit savo gyvenimą. Jeigu jūs kažkas vertins, tai čia gali būti kažkokios tai valstybinės institucijos, taip, vertins inspekcija, pavyzdžiui, higieną jūsų restorane, arba kaip jūs vedate apskaitą savo versle. Arba galutiniai kažkokie tais egzaminai jūsų studijų mokslų. Ar darbdavys vertins, pavyzdžiui, 3 mėnesiai jau keliauja į pabaigą, ar jūs praėjote bandomąjį laikotarpį ar ne. Taip, tokios įvairiausios situacijos gali būti, bet jeigu jūs nelaikysite jokių testų, niekas jūsų nevertins, tai čia gali būti, kad jūs patys įvertinsit savo gyvenimą. Toksai vidinis pabudimas, jūs galite suvokti, kad jūs darote kažką ne taip savo gyvenime, o gal kaip tik kažko nedarote, ką reikėtų daryti. Tas vidinis pabudimas, kaip sakoma, ta vidurio amžiaus krizė, taip, kad jūs pabundat ir suprantat, kad tai, kas atrodė svarbu, tampa nebesvarbu. Vertybių apsivertimas aukštyn kojomis gali įvykti. Ir šitas vertybių apsivertimas aukštyn kojomis nebūtinai bus susijęs su išorės įvykiais. Tas vertybių apsivertimas tiesiog gali atkeliauti iš jūsų vidaus. Dažniausiai šita korta rodo, kad pirmą pokyčiai įvyksta mūsų viduje ir tuomet jau pradeda keistis mūsų išorė. Tai jeigu jums kažkas nepatinka jūsų gyvenime, paanalizuokite save. Galbūt jūs neturite tam tikrų dalykų, todėl kad pasąmoningai jūs iš tiesų bijote tai turėti, taip? Galbūt jūs neišdrįstate kažką tais pakeisti savo gyvenime. Metai bėga ir tiesiog su metais gali pasikeisti jūsų vertybės, o tikslai likę senieji, tai galbūt jau reikia naujų tikslų, taip. Tai tokia jums tam tikro pabudimo ir vertybių apsivertimo aukštyn kojomis korta iškrito. Ir svarbus raktinis žodis yra karminė korta, kuri rodo, kad jei nutiks tam tikri dalykai per šias 2 savaitės, reiškia, jie turėjo nutikti anksčiau ar vėliau. Čia yra įvykiai,
kurių jūs negalėjote išbraukti iš savo gyvenimo. Jie turėjo nutikti. Jeigu jūs sutiksit kažkokį tai žmogų iš praeities ir jis jums kažką pasiūlys, reiškia, taip turėjo nutikti. Jeigu jūs gausite iš valstybinių institucijų kažkokį tai leidimą vizą, reiškia, jūs turėjote gauti. Jeigu tos vizos negausite, reiškia, jūs nesuprantate kažko tais. Galbūt ne tą kryptimį einate, taip? Tai kad ir kas be nutiktų per šias 2 savaitės, nekaltinkit savęs, ar gausit rezultatą taip, ar gausit rezultatą ne. Anksčiau ar vėliau taip turėjo nutikti. Gyvenimas, reiškia, jūs norės pakreipti vieną ar kitą linkmę. Tai mergelės linkiu didžiausios sėkmės kovo pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Na, o jeigu norite matyti daugiau prognozių, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Na, o mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Svarstyklės – pagrindinis įvykis svarstyklėms kovo pilnaties laikotarpiu. Svarstyklės jums iškrito finansiškai labai dosni korta, tai yra monetų 10, aukščiausi finansai, turtai. Ir tai ne tik susijęs su jumis, bet tai yra šeimos korta dažniausiai. Taip, mes matome čia ne vieną kartą žmonių. Tai būtent šita korta labai dažnai miksuoja tos finansinius reikalus ir šeimą. Tai gali būti sėkmingi paveldėjimo klausimai. Tai gali būti, kad pavyzdžiui, ne jūsų finansinė situacija pagerėjo, o jūsų šeimos narių. Ir būtent kadangi jūsų biudžetas bendras, taip jūs jaučiate taipogi tą gausą. Čia gali būti sėkmingas šeimos turto pardavimas. Čia gali būti šeimos verslas, kuriame dirba taip ir tėvai, ir seneliai, ir anūkai. Tai sėkmė būtent tokiuose reikaluose gali būti. Čia gali būti didžiulės vienkartinės išmokos, taip, galbūt jūs pildot būtent pajamų deklaraciją ir jums už praeitus metus grąžina tam tikrą dalį pajamų. Gali būti puikus atlyginimas, kurį gausit už praeitą mėnesį. Gali būti kažkokios tai papildomos didžiulės pajamos, vienkartinės pašalpos išmokos, pavyzdžiui, už draudiminį įvykį, taip. Galbūt jūs turite kažkokį tai šeimos investicinį draudimą, tai čia gali būti išaugusi vertė. Bet taipogi šita korta rodo ilgalaikės perspektyvas. Jeigu tai nesusijęs su šeima, tai šita korta monetų 10 rodo, kad ten, kur jūs esate dabar, tuo, ko jūs užsiemate, tai turi ilgalaikės perspektyvas. Arba tai gali aprūpinti jūs ne vieneriems metams, arba tai gali duoti naudos ne tik jums, bet ir jūsų vaikams, anūkams, taip. Tai šita korta rodo ilgaamžiškumą, ilgalaikės perspektyvas ir ypatingai tą ilgalaikę finansinę naudą. Tai atkreipkite dėmesį į tai, ką jūs darote savo gyvenime, kur jūs dirbate, kokia profesija, taip. Šita korta jums gali rodyti būtent, kad ta vieta, kur jūs esate dabar, jinai nėra trumpalaikė. Jinai sukurs tam tikrą gerbuvį. Ir taipogi būtent šitoje kortoje šeima atkeliauja kaip didžiulė vertybė. Jeigu jums trūksta finansų, tai čia jūsų ta didžiulė parama gali būti jūsų šeima. Kol turite šeimą ir jos palaikymą, jūs galite jaustis finansiškai labai tvirtai. Tai svarstyklės linkiu didžiausios sėkmės kovo pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Na, o jeigu norite matyti daugiau prognozių, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Na, mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Skorpionai – pagrindinis įvykis skorpionams kovo pilnaties laikotarpiu. Skorpionai, jums iškrito taurių valetas. Tai yra jūsų stichijos korta ir būtent valetai reprezentuoja vandens stichijos vaikus. Būtent skorpionus, vėžius ir žuvis. Kokie yra vandens stichijos vaikai? Jie yra labai svajingi. Galvoje jie susikuria visai kitą realybę, kurioje viskas yra įmanoma.
Yra tam tikras atsipalaidavimas, tikėjimas ateitimi, kad viskas įmanoma, taip, daug fantazijų, daug svajonių, kūrybiška atmosfera. Vandens stichijos vaikai yra labai jautrus, jie gyvena vedini savo jausmų, emocijų. Jeigu jie jaučiasi liūdnai, jie parodys, kad jiems liūdna. Jeigu jie džiaugiasi, jie parodys tą džiaugsmą, jie neslėps savo emocijų, taip. Eina per gyvenimą su atvira širdimi, tai va tokia būsena pas jūs bus per šias 2 savaitės. Jeigu turite vandens stichijos vaikų patys, taip, tai čia gali būti svarbios situacijos jūsų vaikų gyvenime. Jeigu vandens stichijos vaikų neturite, šita korta reprezentuoja, kad jūs patys galite turėti daug savybių, kurias turi vandens stichijos vaikai, va visas, kurias minėjau, taip. Šita korta yra puikia asmeniniams, romantiniams santykiams ir taipogi kūrybiniams projektams. Čia gali būti malonios žinios dėl asmeninių santykių, taip, galbūt prisipažinsite viens kitam meiliai, galbūt sužadėtuvės, galbūt žinia apie šeimos pagausėjimą. Malonus pasimatymas, dovanos gali būti, kad gausite dovanų, taip. Jeigu asmeniai santykiai neaktualūs, čia gali būti kūrybinė gyslelė pabudusi jumise, kad turėsite daug kūrybos, daug fantazijų savo galvoje ir jūs norėsite kažkaip tais, per meną perteikti visą tai, taip, ar tapyba, ar muzikos kūryba, ar poemos, eilėraščiai, įvairiausios veiklos tokios, taip. Tai yra vandens stichijos korta, jinai gali rodyti, kad per šias 2 savaitės nukeliausite į spa, ar prie vandens telkinių, ar į sauną, taip? Ar tiesiog nukeliausite į kažkokią tais meno galeriją, ar į muziejų, ar į kažkokį tai koncertą. Šita korta gali rodyti ir tiesiog malonų praleidimą kartu su savo draugais, artimaisiais, kažkur nueinat atsigerti kavos, pabendrauti. Taip, būtent tas širdies atverimas kitam žmogui, pakalbėjimas apie jausmus, pakalbėjimas apie kažkokias tai situacijas, kurios jums kelia nerimą ir kad jūs gaunate tą paramą iš kito žmogaus, taip. Tai čia yra labai jausminė ir kūrybinė korta, kuri gali rodyti, kad arba laisvalaikį praleisite labai kūrybingai ar emocionaliai, arba patys susimsite kažkokiom kūrybinėm veiklom, naujais kūrybiniais projektais, ar turėsite tiesiog širdžiai malonių romantiškų situacijų, kurios dažniausiai susijusios su asmeniniais santykiais, arba šiaip kažkoks žmogus, kurio jūs nepažįstate, taip, gali pasakyti komplimentą. Ir tas komplimentas gali būti tiek apie jūsų išvaizdą, bet taipogi tas komplimentas gali būti ir kaip jūs nuostabiai dirbate, taip. Tiesiog kažkokia situacija, kuri suvirpins jūsų širdį, kuri privers jūs džiaugtis, taip. Tai jums iškrito tokia labai rami, romantinė, svajinga, kūrybinga korta. Tai skorpionai, linkiu didžiausios sėkmės kovo pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Na, o jeigu norite pamatyti daugiau prognozių, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Na, o mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Šauliai. Pagrindinis įvykis šauliams kovo pilnaties laikotarpiu. Šauliai jums iškrito monetų riteris, tai yra finansinė korta, o riteriai pas mus rodo tam tikrą įsibėgėjimą, taip, kad finansiniai reikalai juda į priekį, bet šita korta yra pati lėčiausia. Būtent dėl to, kad materialių dalykų, negalima pasiekti per 1 valandą, per 1 naktį. Šita korta rodo procesą, kad jeigu norite geresnės finansinės situacijos, jūs turite įdėti pastangų, taip, ir tos pastangos kiekvienam bus įvairios. Kažkam reikia stiprinti sveikatą, kažkam reikia nueiti į studijas kažkokias, tai taip, stiprinti savo žinių bagažą. Kažkam tais reikia investuoti, taupyti pinigus, kažkam reikia daugiau energijos resursų skirti savo esamam verslui, kad jisai ir toliau augtų, taip, ieškoti galbūt žmonių, kurie yra profesionalai, kurie kažką tais pakomentuotų, padėtų, taip. Tai va šita korta tiesiog rodo, kad finansiniai reikalai eina į priekį.
iš lėto, bet eina į priekį. Ir jeigu jūs norite gero rezultato ateityje, tai dabar labai svarbu yra jūsų nuoseklus kasdienis darbas. Ne tiek svarbus yra kažkokie tais kardinalūs žingsniai, kiek yra svarbu, ką jūs darote kiekvieną dieną, taip? Kokia yra jūsų rutina? Ar jinai atves jūs sėkmės link ar ne? Ar jūs tobulinat savo gebėjimus? Ar jūs investuojat laiką, energiją, kad taptumėt geresniais specialistais savo srities? Taip, visi šitie dalykai yra labai labai svarbus. Tai per šias 2 savaitės gali atsirasti ar naujos galimybės, arba kaip jūs anksčiau ėjote, taip ir toliau eisite savo tikslų link. Jeigu jūs jau kurį laiką esate motyvuoti ir einat tam tikrų tikslų link, tai šita korta gali rodyti, kad kaip ėjote, taip kasdien ir eisite. Bet tie, kurie nesusimąstė apie kasdienių žingsnelių svarbą ir naudą, tai va čia jums yra korta tam tikram apmąstymui, ką jūs galite padaryti šiandien, kad po metų, 2 jūs turėtumėt žymiai geresnį rezultatą. Kažkam tai yra mankšta, kažkam tai yra užsienio kalbos mokymasis bent 20 minučių per dieną, kažkam tai yra galbūt knygos klausimas, vaikštant tuos 10 000 žingsnių per dieną, taip. Kažkam tai yra taupimas, biudžeto planavimas, analizė. Tai vat kas liečia visus tokius materialinius tikslus, pamastykite, ką jūs galite padaryti kiekvieną dieną, kad jūs galiausiai prieitumėt prie labai didžiulio aukšto rezultato. Per šias 2 savaitės galite gauti kažkokias finansinės galimybes, taip, galbūt padidina jūsų atlyginimą, galbūt jūs gaunate premiją, galbūt jūs gaunate galimybę kažko tais naujo pasimokyti, galbūt ateina galimybė gauti tam tikras išmokas, pašalpas, palaikymą, taip, valstybės palaikymą. Tai vat atkreipkite dėmesį, galbūt šalia jūsų kažkur tais yra naujos finansinės galimybės, kurių jūs dar nepastebėjote. Tai šauliai linkiu didžiausios sėkmės kovo pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Na, o jeigu norite matyti daugiau prognozių, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Na, o mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate. Ožiaragiai – pagrindinis įvykis ožiaragiams kovo pilnaties laikotarpiu. Ožiaragiai jums iškrito monetų 9. Monetų 9 yra finansiškai puiki korta. Taipogi jinai susijusi su lepinimu savęs, būtent grožio procedūrom, prabangos prekiam ir aukštu statusu. Tai kokios šios situacijos pas jūs gali būti? Kad jūsų finansinė padėtis per šias 2 savaitės bus puiki ir jums nereikės pergyventi ir rinktis, pavyzdžiui, tarp grožio prekių ar duonos kąsnių. Jums užteks tiek palepinti save, kažkokiom tai prekiam įsigyti, paslaugom, ir taipogi visiškai lengvai jūs galėsite nusipirkti duonos, sumokėti komunalinius mokesčius, čia pas jūs finansinio stygiaus neturi būti. Taipogi jūs galite pajausti tam tikrą sėkmę statuso reikaluose. Galbūt jūsų statusas pasikeitė. Kas keičia mūsų statusą? Sužadėtuvės, vestuvės, kilimas pareigose. Kai mes galime įsigyti tam tikrų prabangos prekių, taip, būtent kaip kiti žmonės mus mato, ką mes esam apsirengę, kaip mes atrodom. Tai sukuria tam tikrą iliuziją apie mūsų aukštesnį arba žemesnį statusą. Tai čia jūs galite atrodyti gražiai, jaustis, kad žmonės žiūri į jūs taip, lyg jūs turėtumėt aukštą statusą, gerą statusą visuomeniai, taip. Čia gali būti sėkmingi karjeros klausimai, verslo klausimai, ypatingai 9 reprezentuoja tai, ką jūs patys pasiekėt. Ne pagalba per kitus ryšius, taip, o būtent viską, ką jūs pasiekėt patys. Ypatingai jeigu turit savo verslą, taip, tai šita korta gali rodyti sėkmingas pajamas iš verslo per šias 2 savaitės. Dažniausiai tai yra pinigai, kurių jūs nusipelnote, ne pinigai, kurie ateina per šeimos narius, ne parama šeimos narių, taip, o būtent jūsų uždirbti pinigai.
Tai va šita korta nuostabi statuso reikalams, nuostabi finansų reikalams ir taipogi korta reprezentuojanti meilės išreiškimą savo. Taip kad nepamirškite spindėti tiek iš išorės, tiek iš vidaus ir pasimėgauti būtent šiom 2 savaitėm. Galbūt jums pavyks daugiau laiko praleisti gamtoje, galbūt jūs turėsite atostogas, kažkur nukeliausite, krausite savo energiją, bet jūs nejausite to finansinio stygiaus, taip? Tai tiesiog pasidžiaukite ir palepinkite save per šias 2 savaitės. Tai ožiaragiai linkiu didžiausios sėkmės kovo pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Na, o jeigu norite matyti daugiau prognozių, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. O mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Vandeniai. Pagrindinis įvykis vandeniams kovo pilnaties laikotarpiu. Vandeniai jums iškrito lazdų 5, tai yra konkurencijos, varžytuvių korta arba tam tikros sumaišties. Tai vat jeigu jūsų darbas susijęs su konkurencija, čia galite pajausti tą konkurenciją ypatingai stipriai, kad nebūtinai, kad jūs tarpusavį konkuruojat, bet pavyzdžiui, jeigu jums darbdavys sukuria tokias sąlygas taip, kad jeigu norite gauti kažkokį tai priedą prie atlyginimo, jūs turite būti pirmoje vietoje, būti geriausi, tai jūs tiesiog galite pajausti, kad dabar aš turiu žiūrėti, kaip kitiems sekasi, kokie mano rezultatai, kaip aš galiu juos aplenkti, taip tam tikra azarto energetika pas jūs atkeliauja. Galbūt jūs studijuojate ir jūs norite aukščiausių rezultatų, taip, tai per šias 2 savaitės ypatingai jausite kad įdomu, kaip kitiems sekasi, kaip man sekasi, kodėl man nesiseka ar kodėl man geriau sekasi nei kitiems, taip. Galite pajausti, pavyzdžiui, jeigu turite savo verslą, kad jūsų konkurentų verslai labai suaktyvėjo, taip, galbūt kažkokias tai reklamas užsako, galbūt daugiau jie matomi medijoje, tuomet jūs pabusite ir pagalvosite, tai reiškia ir man reikia kažkokią tai reklamą užsakyti. Na, galite pajausti tokią varžytuvių energetiką savo gyvenime. Taipogi, jeigu esate sportininkai, čia gali būti varžybos. Galbūt keliausite į kažkokį tai konkursą, taip, kuriame vėlgi galite laimėti 1, 2, 3 vietą. Tai va čia labai svarbu yra suprasti savo stiprybės, savo silpnybės, kuo jūs esat ypatingi, kuo jūs išsiskiriat, taip, ir pabrėžti savo tą unikalumą. Galbūt jūs einate į darbo pokalbį, taip, čia yra didžiulė atranka. Galbūt jūs ieškote kažkokios tai įmonės, su kuria jūs norite bendradarbiauti. Čia irgi yra didžiulė atranka. Jūs turite tikrai gerai pasiruošti ir paaiškinti jiems, kuo jūs esate išskirtiniai, kodėl jie turėtų atkreipti dėmesį į jūs, o ne į kitus žmones, taip? Jeigu neturite niekur jokios konkurencijos, varžytuvių, tai šita korta gali rodyti tam tikrą vidinį sąmyšį. Būtent, kai daug veiklų, daug užduočių ir nors persiplėški 5 dalis, kad viską laiku įvykdytum, taip, tai galite jausti savo gyvenime tam tikrą chaosą per šias 2 savaitės, kaip čia visur suspėti, tai tiesiog svarbu yra susidėlioti aiškiai prioritetus ir gerai planuoti laiką, taip? O kitiems iš jūsų gali būti tam tikras nuomonių išsiskyrimas su kolegomis darbe ar namuose. Ir čia labai svarbu yra suprasti, ar jums reikia ginčytis ar neverta. Jeigu jums labai svarbu, kad būtų priimta jūsų nuomonė, jūsų problemos sprendimo būdas, tai jūs turite pasistengti. Bet jeigu jums nėra taip jau svarbu, tai geriau tiesiog atsitraukite ir išeikite iš to chaoso, taip? Pavyzdžiui, namuose tikrai neverta įrodinėti savo tiesos. Bet jeigu tai yra kažkokia tais darbinė situacija, tai galite pabandyti įrodyti savo tiesą, bet nebus taip lengva, nes kiekvienas turi savo nuomonę. Tai čia labai svarbu būti tolerantiškiam, diplomatiškiam ir sugebėti parinkti tinkamus žodžius, kad jūs būtumėt išgirsti.
Tai vandenį linkiu didžiausios sėkmės kovo pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali, užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Na, o jeigu norite matyti daugiau prognozių, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Na, o mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate. Žuvis – pagrindinis įvykis žuvims kovo pilnaties laikotarpiu. Žuvytės, jums iškrito taurių devynetas, tai yra didžiulio pasitenkinimo, pilnatvės korta, kai jūs galite didžiuotis savimi. Vat būtent devynetai reprezentuoja jūs pačius. Ne kažkokį tai grupinį darbą, ne šeimos indėlį, o būtent jūsų rezultatai, jūsų pasiekimai ir čia jūs savimi galite didžiuotis. Galbūt jūs buvote užsibrėžę tam tikrų tikslų, ar tai susijęs su pinigais, ar tai susijęs su sveikata, kūno išvaizda, jūs tų tikslų pasiekėt, jūs didžiuojatės savimi, jūs žiūrit atgal ir suprantat, kokį kelią jūs nuėjot, kaip jūs galite pagaliau būti dėkingi gyvenimui, kad jūs esat ten, kur jūs esat, kad jūs turit tai, ką jūs turit, taip. Taipogi tai yra aukšto statuso korta, šventimo korta, galbūt per šias 2 savaitės jūs švęsite. Kelsite taurę, sakysite tostą, tai čia labai svarbu yra nepersivalgyt, nepersigert, turėti saiką, nes būtent taurių devynetas yra tokia didžiulio komforto ir savęs lepinimo korta, kur kartais įmanoma išeiti iš už ribų. Tai čia labai svarbu yra laiku sustoti, jeigu švenčiate. Na, o jeigu nešvenčia, tai čia bus kažkokia kita situacija, kur ar jūs galite įsigyti kažkokią tai prabangos prekę, ar jūs galite kitaip save palepinti, įsigyti kažkokią paslaugą, masažą, kažkur nukeliauti, pailsėti prabangiai, nes jūs jaučiate savo aukštą statusą, jūs jaučiate, kad jūs esate verti kažko tais, jūsų savivertė auga. Ir jūs tiesiog mėgaujatės gyvenimu ir didžiuojatės viskuo, ką jūs pasiekėt. Tai va tokia nuostabi korta jums iškrito, tai panašu, kad ar jūs pasieksite savo rezultatų, ar tiesiog taip kortos sukris, kad jūs turėsite laisvesnį laiką, jūsų finansinė padėtis bus gera, statusas visuomeniai puikus, bendruomenė jau kažkokia susikurta, taip, ir jūs jaučiat, kad viską realiai jūs jau savo gyvenime turit ir jūs galite didžiuotis savimi. Galbūt anksčiau buvo labai sunku ir jūs net nepastebėjot, kaip jūs pasiekėt tą komforto lygį, taip? Tai tiesiog spindėkite iš išorės ir iš vidaus ir pasimėgaukit šiom 2 savaitėm. Tai žuvytės linkiu didžiausios sėkmės kovo pilnaties laikotarpiu. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę. Pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Užsiprenumeruoti kanalą, paspausti pagirimo mygtuką. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Na, o jeigu norite matyti daugiau prognozių, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.